Eduardai? Aš apie šitą beveik ir norėjau, ne tai kad šitą, bet į tą temą ir norėjau pasisakyti, nes tiesiog suvokiau, kad šita metodika bus naudojama ir kuo toliau, tuo plačiau. Koks metodikos tikslas? Pasakyti, kaip profesorė Nida Vasiliauskaitė, filosofė, kuri lygtai turėtų būti labai protinga moteriškė. Tai ką jinai pasakė? Kad Vaitkaus geriausiu atveju mintis yra, kad Lietuva taptų Rusijos protektoratu. Generolas Tutkus, ką pasakė? Viešai parašė raštu, kad Vaitkaus generolo siekis yra geri santykiai su kaimynais, lyg tai Vaitkaus tokio siekio nebūtų. Bet tai generolo siekis geri santykiai su kaimynais, bet ne toks kaip Vaitkaus siekis susilieti su Rusija, integruotis į Rusiją. Tai šitie absurdai toliau tęsis ir jų šito absurdo skleidimo tikslas, tie, kurie negirdėjo mano kalbų, negirdėjo mano pareiškimų, jiems suformuoti nuomonę. Taigi Vaitkus už tai, kad mes prisijungtumėm prie Rusijos. Ar jisai taip sakė? Visai nesvarbu. Taigi kiti žmonės sakė. Tai šitoks ir yra tikslas. Nu, kas tą tikslą, kieno tikslas, kieno uždavinys toks? Tai tie, kurie pardavė Lietuvą, kai aš jiems sakau, Lietuva neparduodama ir nepardavinėjama. Tai jiems savo šitą išdavystę reikia pritengti ir pridengimo mechanizmas, taigi jis prorusiškas. Arba tai jisai už Landsbergį. Tai tęsis. Neturiu ką pridėti.